Minint 101-osios oficialios dainų šventės jubiliejų, 2024 metais Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda Lietuva brangi. Joje dainų šventės tradicija ir jos istorija apžvelgiama iš poeto Jono Mačiulio Maironio ir kompozitoriaus Juozo Naujalio draugystės istorijos perspektyvos. Abu XIX amžiaus romantizmo tradicijos atstovai buvo geri draugai, bendradarbiavę ruošdami muzikinius kūrinius. Maironis, parašęs eilėraščius, neždavo juos pas kompozitorių Naujalį ir teiraudavosi, ar jie tinka kurti muzikai. Taip gimė tokie klasikiniai kūriniai kaip daina Lietuva brangi ir paskutinis bendras jų dviejų darbas pavadinimu Dainų šventei, su kuriuo tekstu galima susipažinti parodoje apžvelgiant dainų šventės tradicijos kilmę ir istoriją. Pirmoji oficiali dainų šventė įvyko Kaune 1924 m. rugpjūtį. Maironis renginiui parašė eiliuotą kūrinį, o kompozitorius Juozas Naujalis sukūrė ją muziką. Maironio draugas taip pat buvo vienas iš pirmosios dainų šventės vyresniųjų dirigentų. Pasak amžininkų, Maironis ir Juozas Naujalis mėgdavo kartu pasivaikščioti Kauno santakoje. Pasivaikščiojimus mena instaliacija su Kauno santakos akmenimis ir dviejų greta tekančių upių metafora, simbolizuojančią bendras poeto ir kompozitoriaus kūrybinės galias. Sekant upių vagomis, lankytojai supažindinami su kūrinio Lietuva brangi raida ir unikaliu parodos akcentu – kvapais, iliustruojančiais skirtingus dainos Lietuva brangi motyvus. Parodos kulminacija – audiovizualinė instaliacija, kurią sukuriant jėgas suvienijo režisierė Gintarė Valvičiūtė Brazauskienė ir kompozitorius Marius Salynas. Ekrane besimainantys animaciniai vaizdai kviečia permastyti kūrinio Lietuva brangi tekstą 21 amžiaus kontekste. Pavyzdžiui, ekologinės grėsmės Lietuvos gamtai, kurią prieš 100 apdainavo Maironis. Instaliacijos kūrėjų bendradarbiavimas atspindi Maironio ir Juozo Naujalio bendrą darbą, puoselėjant Lietuvos kultūrą ir kuriant dainų šventės tradiciją, apie kurios nemirtingumą net praėjus amžiui liudija ekspozicija Maironio namų mansardoje.